Labas visoms ir visiems. Su jumis sveikinasi Virginija, sveiki atvykę į mano kanalą. Ir šiandien yra antra pirkinių dalis. Pirkiniai iš Lietuvos ir užsienio parduotuvių. Jau neimant Temu ir AliExpress. Šitos pardavėjus dar iškirsit, bet kita tema vienos sekėjos prašymų. O dabar prie tokių malonesnių dalykų. Kaip jau galite suprasti iš to, ką matot, tai pasipildžiau lino atsargom truputėlį. Šį kartą pasirinkimas buvo 40 kaunto linas. Vienas iš tokių yra iš rankdarbių, Sage spalva. Tai čia jums viena atrodo per kamerą tamsesnė, negu iš tikrųjų yra, tamsesnė ir šaltesnė. Ji iš tikrųjų yra tokia kaip eglės spyglio. Gerokai žalesnė, net nežinau. Pamėginsiu gal kažkaip. Ne, vis tiek yra šaltesnė jums per kamerą. Iš tikrųjų nėra šiltesnė tokia. Gana šilta, bet tokia prislopinta žalia spalva. Ir iš Kazačininos yra dvi lino atraižos, tai yra antracito ir vintage grey. Tai va, su tokiais perėjimais. Tai irgi jau turi savo dizainus abi numatomus. Šitą žalę dar neturi, bet turės, viskas prieš akį. Ir kodėl rinkausi 40 kaunto liną, o todėl, kad noriu išsiuvinėti porą didesnių dizainų, bet nenoriu siuvinėti per vieną siūlą, ten tarkim ant kokio 32, nes bandžiau ir man nepatiko rezultatas konkrečiai to dizaino. Ir kitas dalykas man buvo, kadangi fonas irgi buvo pilkas, pasirinkta tokia melsvai pilka spalva, man buvo sunku įžiūrėti. Jeigu per vieną siūlą siuvinėjant, tai tikiuosi, kad per du siūlus siuvinėjant bus lengviau. Taip, tai čia yra visi gabaliukai, yra 50x70. Kitas pluoštas pirkinių yra schemos. Jūs jau esate pas mane kanale matę ir žinot mano meilę avytėm su kodiniu pavadinimu Aušiš. Tai čia kaip matot, savo laiku buvau Jordan Privé įsigijus praėjusiais metais schemą Avyčių istorijos 2, kuriuose tos avytės labai linksmai su tabaluojančiam ausim šokinėjo čia per tokią tvorelę. Ir aš supratau, kad man reikia jų visų. Kodėl man reikia jų visų? Ogi todėl, kad jos visko čia labai veikia. Tai jeigu jos čia šokinėja per tvorą, tai čia dar nieko. Bet jos lipa viena kitai ant kupros. Ir taip pat čia yra verpėjėlė. Aš taip pat ir verpiu. Raiška čia šito spausdinto varianto yra nedidelė, labai šiaip keistoka, nes aš pirkau iš Jordan Privé svetainės. Tai tikrai taip ir atspausdino. Nebent aš kažkokio triuko nežinau. Tai va. Bet nesmė, pati schema yra viskas su jos raiška yra gerai. Jau pradėjau siuvinėti. Va, galite, pamatyti pradžią. Ne visiškai laikausi spalvų rakto. Daugiau pagal turimas spalvas ir pagal tai, kaip aš noriu, kad tas darbas atrodytų. Siuvinėjau ant savo pačios arbata dažytos. Čia man atrodo 14 kaunto kanvos. Ar čia tokio dydžio darbas, kad visai galės būti kokia tokia pagalvėlė, kur būna tokios pailgos. Arba tiesiog ant sienos, kaip ir visi kiti mano darbai. Tai va, tai apvadus siuvinėjau vieną spalvą, nepereinančios spalvos siūlų, o yra avytės balta ir juoda paprasta. O visus elementus kitus pereinamus spalvų siūlais. Tai DMC ir Rancor. Spalvas renku pagal maždaug prisilaikydama bendro spalvinio konteksto dizainą. Esmės, tarkim, kaip tulpė, va čia yra raudono, pas mane tokia daugiau tamsiai rožinė. Paukščiukas mėlynas, paukščiukas mėlynas.
Ir siuvinėjusi smagiai. Visai toks smagus darbas ir aišku, yra smagus tai, jog čia rėmeliuose yra daugybė mažų scenų ir turi kaip ir daugybė mažų pabaigtukų ant vieno darbo. Tai va, tokie dalykėliai. Milijonas avyčių. Kas gali būti geriau. Ir dar išbandysiu kitą autorę, kuri visiems daugumai siuvinėtojų yra puikiai žinoma, o aš jos iki šiol nebuvau siuvinėjus, tai yra Barbara Ana. Ir iš svetainės creative.com įsigijau šitą schemą. Irgi atrodo keistokai spalvos, tai čia nenustebkit, čia mano spausdintuvė baigėsi rašalas ir jis pradėjo spausdinti, kaip jam geriau gaunasi. Bet nepaisant to, pats dizainas Vidurnakčio minuetas pagal Viljamo Šekspyro man patiko, nes čia yra ir Simblerių motyvai, ir Barbarai Anai būdingos figūros, ir kačiukai, ir raktai, ir užrašas. Tai irgi visai iš to, ką norėčiau bandyti. Ir taip pat prasiunčiau keletą nemokamų jos schemų. Tai yra šviesa su šita laputaitė. Kažkas, man atrodo, yra siuvinėjęs iš lietuvaičių šitą schemą. Ir ne, dizaine nėra šitų dryžių. Mano spausdintuvas atspausdino dryžius. Kai jis dar padoriai spausdino, dar turėjo rašalą. Žemuogių sapnus arba svajonės spausdino man labai gražiai. Tai šitą, manau, reikės būtinai išsiuvinėti šitą mėnesį Liepą. Ir šitą paukštelę su raktu, taip ir vadinasi raktas, irgi man tokia labai miela. Tai manau, tai yra šitie dizainai bus puikiai proga susipažinti su šitą autorę iš arčiau. Tai va tokie negausus, bet gražus pirkiniai. Visi labai geri, visi labai naudingi. O toliau pamatysit, galima sakyti, video pagal užsakymą. Ir specialiai siūlų inžinieriai trumpas video gabaliukas apie tai, ką Temu arba AliExpress'e galima rasti tinkamo mezgimui. Tai konkrečiai mezgimai, ką aš užsisakiau ir naudoju, ir net kartoju užsakymus, plačiai visai nesimato. Yra bambukiniai virbalai, bambukinių virbalų rinkiniai. Tai aš atradau, kad šitie trumpučiai, čia yra 13 cm, man atrodo, yra virbaliukai, aš juos naudoju kojinėms megzti. Man asmeniškai tinka ir, tarkim, man labiau patinka būtent kojinėms bambukiniai, o ne metaliniai, nes jie neišslysta iš akių, gerai laikosi ir kitas dalykas, jie taip nedzingsi. Čia kaip kam patinka. Tai va, tai šitie, nes irgi buvo, čia man kačiukas buvo sugraužęs, tai ten vienus rinkinius, tai užsisakinėjau, naujus. Ir man asmeniškai tai yra tikrai vienas iš geriausių pirkinių. Taip pat irgi iš tų pačių 3 mm užsisakiau 20 cm virbalus bambukinius. Aš su 20 cm virbalais mezgu kepures. Arba, tarkim, jeigu norim kažkokią platesnę, kad jau ir per blauzdą iki kelių kojinę, nes jau nuo šitų 11 ar 13 cm, nuo 13 cm jau nuslystų akis, jau slankiotų. Tai mano turimiems siūlom, kuriam aš labiausiai naudoju, geriausiai tinka 3 mm virbalai, tai irgi tokius ir pasiėmiau. Dar taip pat esu iš rinkinių siuntusi su visą rinkinį bambukinių virbalų ant valo. Kažką su jais mezgiau truputėlį. Man sunkiau užslysta ant jau paties virbalo iš šitos pusės. Galite pasidalinti. Tai irgi, aišku, jeigu daug mezgat būtent ant valo, galbūt jums jau bus geresni, kur būna užsukami virbalai. Irgi labai toks, pagal atsiliepimus labai geras daiktas. Bet kadangi aš nedaug mezgu ant valo, tai man kaip ir nelabai reikia. Tarkim, išsibandymui, kokie tinka virbalai, tai čia, manau, irgi viskas puikiai.
Dar iš senų pirkinių, tai čia dar iš ekspreso laikų, buvau pasiėmus vašelių rinkinį plastikinių. Tai tarkim iš jų, kur buvo plonesni, ploniausi vašeliai, tai jie nelabai kokybiški, o jau nelabai laiko, o iš stambesnių, tai kaip ir viskas tvarko. Irgi su jais mesgiau pledą, nėriau pledą ir, taip, ir dar kažką. Iš tokių smulkmenų, kas tinka dar mesgimui, iš naujesnių pirkinių, tai yra va šitie užmautukai. Ant galų tai laputaitės tokios visai mielos. Irgi turiu ir virbalų ne tik ant galo, bet ir palaidų, kartais su jais irgi mesgu. Ir mesginiams sutvarkyti gali būti visai naudingos tokios adatos, tai jos irgi ten labai nebrangios, būna įvairių spalvų. Tai tarkim iš lietuviškų rankdarbių parduotuvių ar siuvimo prekių esu buvus pirkus, man atrodo, 2 adatas už eurą, tai čia turbūt už kokį 1,5 eurų tu gauni visą rinkinį. Ir iš dalykų, kuriuos naudoju labiau siuvinėjime, o ne mesgime, bet gali tikti ir mesgimui, manau, nes tai yra iš to kilę. Tai yra vienas dalykas, nežinau, gal mesgimai nerimai netiek naudojamas, tai yra toks siūlo nukirpiklis. Tai ant piršto užmaunamas. Tai aš asmeniškai kelionėse siuvinėjant naudoju. Tai jeigu kartais kam mesgimui ar nerimui reikėtų irgi visai toks nieko daiktas. Ir žinoma, akių skaičiuokliai. Tai toks mechaninis spaudžiamas. Tai irgi man asmeniškai jis nelabai patogus, nes jį turi atskirai paimti į ranką ir toks sunkus. Man labiau patinka ant piršto uždedamas elektroninis. Tai irgi čink. Tai ir skaičiuoji, kiek jau tau reikia. Aš dažniausiai dedu ant dešinės rankos ir man laikant ir skaičiuojant su pirštu yra labai patogu, tarkim, jeigu skaičiuoju kryželius, ar šiuo atveju, mesgimo atveju eilės, irgi visai patogu skaičiuoti. Tai aš jų turiu 2, nes irgi, tarkim, būna reikia, kad 2 darbam kažkam skaičiuoti. Arba jeigu mesgiu kojinę, irgi vienai reikia kojinė, o kito reikia kryželiams skaičiuoti, tai vienu žodžiu. Tai šitas mano vienas iš pačiausių pirkinių, ten kainavo gal eurą 30 kažkas tokio. Taip. Tai va trumpai tiek, taip sakant, interpas apie naudingus mesgimui ir nerimui pirkinius. Dar prisiminiau, kam aš naudoju tokias adatas, ypač jeigu mokau žmonės. Tai yra nerimui adata. Naubin, kitaip dar žinomas. Yra su viena adata, galima megzti arba nerti, kaip įvardinsim. Paprastai jos būdavo iš kaulo arba rago daromos tokios adatos. Pirštinės, kojinės, kepurės. Ir tai yra istorinis būdas. Tai čia yra Mervi Pasanen knyga, tai irgi viena iš žymiausių archeologinės tekstilės specialisčių. Tai irgi yra daromi mazgai dažniausiai padedant su nykščiu, naudojant nykštį kaip matuoklį. Ir galima gauti visai margesnius ar vienspalvius kažkokius dalykus, kurių reikia. Kuo šitas mesgimo būdas yra įdomus, kad jame naudojami yra atskiri siūlų galiukai ir jo neišardysi. Tarkim, jeigu įprastiniam mesgimo 2 verbalais arba neriantų vašeliu patraukiai siūlą ir visą savo darbą gali išardyti, jeigu reikia. Šičia jau turi išnarplioti kiekvieną daiktą. Jį galima būtų įvardinti kaip adimas ore. Kad adant sunarstomas, siūlai sunarstomi tarpusavį ir jų neišardysi. Tai darbai gaunasi tokie minkšti, lankstus, galima juos apvelti ir yra tas toks labai įdomus tas toks audinio judėjimas. Tuo parodysiu ir dar vienas adatas, kurios galbūt tam tiks. Taip, tai vat, dar temų radau tokio dydžio adatas, čia jau daugiau būtų audimui.
užkaišymai siūlų galiukų, nes jos yra tikrai milžiniškos, matot, pagal mano ranką vos ne mano piršto pločio. Tai jos gali tikti nerimui adata su labai storais siūlais, kai reikia tokio, labai tokio puraus iš storų siūlų mezginio. Tai va, tai toks ir archeologinės tekstilės intarpas apie mezgimą. Trumpa ekskursija po mano dirbtuvėlės. Tai irgi pro langus matosi labai graži gamta. Medžiai, ramuma. Prie stalo dirbant. Irgi galima pažiūrėti, ką žmonės veikia, ką paukščiukai veikia vakarais. Šunis visi vedžioja. O audimo staklytėse dabar yra įrėstas audinys tokiam užmestukui. Pusvilnonis. Ir aš čia audžiu tokiu įdomiu hibridiniu būdu. Kad paprastai yra audžiamas su medžiaginiam arba metaliniam nytim. Jos čia būna taip kabo ir keičiasi. Aš dabar turiu įrėtus ir audžiu su skieteliu. Tai kai jį pakelia, tamsesni siūlai nusileidžia, o dabar matosi, o kai paspaudi, pakyla ir taip keičiasi žiotis. Žiotis yra daiktas, prasikeitimas, siūlų tarpas. Ir tada su šaudyklę ataudžiam. Tai man šito siūlo liko 1,5 šaudyklės. Arba maždaug metras, apie 1,5 metro maždaug man ir liko. Į šitą langelį mes irgi galim stebėti gatvę. Tai čia yra Naujininkų gatvė. Tokia mažutė gatvelė į kalną arba nuo kalno, kaip pažiūrėsit, čia dabar nuo kalno. Ir man jin primena net kokią į Italiją ar panašiai. Ten toliau matosi namas su čerpių stoga. Tai jeigu būtų visi su čerpių stogais, tai tokia būtų irgi kalnų įspūdis būtų. O lentynose jau sustatyti visokiausi siūlai, vilnoniai, lininiai, va čia viršuje lininio yra, šiek tiek knygų, tai dar atsiras daugiau. Visokie mano rekonstruoti įvairių laikotarpių rūbai, tarkim, istorinė avalynė. Galvos apdangalai, indai, staltiesės, geležies amžiaus, viduramžių drabužiai ir panašiai. Čia mes turim šiek tiek ir mano tapybos, keramikos, audimo ir siuvinėjimo darbų.